Išgeriam vandens. Starbuckso reklama galėčiau būti, nes šita stiklinė irgi yra iš Starbuckso. Žodžiu, ką aš norėjau pasakyti. Pagal pasidalinimus, pagal išsisaugojimus ir pagal tai, kiek sulaukiau žinučių ir persidalinimų savo prieš paskutinio reelso, kur aš kalbėjau apie nemokamą informaciją, jums surezonavo. Ir aš suprantu, kodėl. Surezonavo, aišku, tiek žmonėms, kurie dirba su žmonėmis, tie, kurie turbūt tie nemokamos informacijos tokie gaudytojai, tiesiog nieko nepasakė ir neparašė. Nu, tai yra normalu, nes tai yra apie juos. Bet nesmė, nesmė. Tiesiog aš noriu šiandien toliau pakalbėti apie tai, o kaipgi jūs susimokat už tą nemokamą informaciją, kurią jūs gaudot internete ir prašot iš žmonių. Arba priimat. Aš visada pagalvoju labai gerai, 1000 kartų pagalvoju, ar man reikia tos nemokamos informacijos. Ar aš geriau nueisiu, susimokėsiu pinigais, ar vėliau man teks susimokėti kažkuo kitu. Žinokit, pats pigiausias resursas šioj žemėj yra pinigai. Bet žmonės ant tiek juos sureikšmina, kad jie tiesiog pasiruošia atiduoti absoliučiai viską dėl pinigų. Netgi savo sveikatą. Jie dirba kaip arkliai tam, kad turėti pinigų. Ir jie vis tiek jų neturi. Tai yra liūdniausia. Ir kas vyksta, kai tu pasiemi nemokamą informaciją? Kai tu ieškai tos nemokamos informacijos. Tu nesumoki pinigais, bet tu sumoki kitais resursais. Tai yra savo energija, savo sveikata, savo santykiais. Pagrindiniai resursai šioje žemėje yra štai tokie. Ir vėliau žmonės stebisi, iš kur pas juos yra skolos, iš kur ateina baudos, kodėl santykiuose nesiseka, kodėl apatija, kodėl trūksta energijos ir taip toliau. Siūlau susimastyti tuos žiurkėnus, kurie išlenda iš urvų ir ieško sūrio, kuris yra pelėkautose. Nes nemokama informacija yra visiškas nulis. O dabar tiems, kurie dalina vertingą informaciją, kurie konsultuoja žmonės nemokamai, just for fun, tik dėl to, kad turi gelbėtojo sindromą. Ar jūs bent jau įsivaizduojat, kaip jūs pasiimat iš žmogaus mokestį? Jūs pasiimat sveikatą, jūs pasiimat kai kuriais atvejais karmą, jūs pasiimat santykius, jūs pasiimat žmogaus energiją. Niekas apie tai nesusimąsto iš tiesų. Ir jiem atrodo, kad tai yra tiesiog žaidimas. Šioje žemėje viskas turi prasmę ir viskas turi priežastį, kodėl vyksta vienaip ar kitaip tavo gyvenime. Bet niekas apie tai net nepagalvoja, kad eina, haliavina ir vėliau gyvenime pradeda nesisekti. Bet kokiu atveju visata pasiims savo mokestį iš jūsų. Per jums skaudžiausią temą, ne? Nes jeigu jums yra nesvarbus pinigai, pasims sveikata. Jeigu ten yra kažkokia baimė. Jeigu jūs drebat dėl pinigų, pasims pinigais. Per kitur. Atkreipkit dėmesį, kada jūs gaunat baudas. Ką jūs padarėt prieš tai. Nes dabar realybė taip greitai sukasi, ta prasme viskas vykstant tiek tokių didžiulių greičių, jūs galit pasižiūrėti, ką jūs darėt vakar, jūs jau šiandien gavot per galvą už tai, ką jūs padarėt vakar. Visata nebežaidžia. Naujoj realybėj, naujoj eroj jau nebėra ilgesnio laiko tarpo, kad tu galėtum pasimesti savo veiksmų ir atoveiksmių sekoje. Viskas yra labai labai aišku ir paprasta. Tu vakar sukūrei realybę, kurią turi šiandien. Tiesiog verta susimastyti, pasidaryti išvadas ir keisti savo veiksmų seką. Tai visiems palinkėsiu nehaliavint, pradėti mokėti pinigais, todėl kad tai yra pats lengviausias ir pats pigiausias resursas, nors mums gali atrodyti kitaip. Ypatingai tiems, kurie turi skurdo sąmonę. Jiem atrodo, kad pinigai yra tiesiog wow. Kažkas tokio nepasiekiamo. Pinigai yra labai lengvai uždirbami.
pinigų yra pakankamai šioj žemėj. Bet tik dėl jūsų sureikšminimo jūs atstumėt tuos pinigus nuo savęs. Ir dar ką noriu pasakyti. Kai jūs mokat pinigais už paslaugas, už produktus, tie pinigai cirkuliuoja ir jie grįžta ir grįžta ir grįžta ir grįžta ir grįžta pas jūs atgal. Jeigu pas jūs yra suformuoti teisingi įpročiai ir jeigu jūs viską savyje, visas programas perrašyt. Tai visiems linkiu gausos, daug pinigų, kad jie cirkuliuotų, kad energija neužsistovėtų ir gražios dienos. Oi, man šitas Starbucksas pakerėjo mano širdį. Gerai, viskas, bučius. Iki.